Labadiena, paaiškinimas naujam darbui. Atrakintas vizualizacijos kūrimas 2. Ir čia yra dvi sistemos. Pirma sistema yra va tokia, tai yra metalinių detalių presas. Tai va čia mes turim mėlyną tokį stumoklį, o čia yra rožinė detalytė kažkokia tai. Ir mums ją reikia suspausti. Taip, ir va čia yra, kai veikia suspaudimas, tolygiai juda tas mėlynas cilindras, tolygiai, stumia tą rožinę detalę iki galo ir kai detalė atsiduria čia, atsirėmia į tą sieną, tada pradeda keistis jos aukštis. Taip, mes tada pliusuojam aukštį ir minusuojam plotį. Tai šitai detaliai rožiniai mes turim priskirti 3 kintamosius. Pirmas kintamasis yra Object Location Horizontal, taip, tai yra objekto padėtis, tarkim X. Toliau antrą efektą turim priskirti Object Width, tarkim koks nors ten W. Ir trečias Object Height, taip, tai tarkim H būtų. Jūs aišku kitaip galite, čia kad būtų aiškiau. Taip, ir tada parašyti skriptą. Kai nurisetinam viską, paleidžiam presą, tada pliusuojam stumoklio koordinatę, jis irgi turi savo Object Location Horizontal, taip. Pliusuojam stumoklį su tokia vat, šitą rudą detalę, taip. Tada važiuoja ir toliau tikrinti koordinatę. Važiuoja ir stumoklis, ir detalė rožinė. Ir pagal vieną iš jų patikrinti, jeigu jau atvažiavo, atsirėmė į tą sieną, tai tada ką? Pliusuojam toliau stumoklį, o detalės rožinės jau koordinatė X jau nebepliusuojam, bet minusuojam plotį ir pliusuojam aukštį. Ir ta detalė tarsi, ją suspaudžia į tokį blinelį. Va čia va yra antras paveiksliukas, galutinė būsena. Taip, turi va taip supresuot. Tai reiškia, va čia jau galutinė stumoklio padėtis. Tai va čia reikia viską paskaičiuot. Kad būtų gražiai, tvarkingai, dėja neturiu nufilmavęs šitos vizualizacijos. Čia jums kaip savarankiškas darbas. Nėra čia sudėtinga, bet yra trupučiuką ką veikti, viską suderinti. Ir yra antra užduotis, antra sistema, va čia antra schema. Tai yra hidroelektrinė su akumuliatoriaus krovimu. Čia trupučiuką tokia spalva gavosi, nes ten buvo techninių problemų, tai dėl to taip neryškiai, bet nesvarbu. Taigi, ką mes turim? Mes turim čia generatorių. Tai reiktų padaryti, kad šitas ratukas suktųsi. Taip, čia būtų kaip toks vandens turbina. Toks propeleris, kuris sukasi. Vanduo teka ir čia parašyti jums skriptą reiktų, pritaikyti efektą orientation, ir nuolat pliusuot. Kažkokį ten G, tarkim, generatorius, ir pliusuot. G lygu G plus 1, efektas orientation, ir jeigu G yra 360, tai tada G lygu 0, užciklinti. Ir viskas, paleidžiam vizualizaciją ir mums nuolat sukasi generatorius. Toliau, mes turim pakrauti akumuliatorių. Krausim, vizualiai atvaizduosim, kad čia kyla lygis. Tarkim, būtų energija, ten raudona spalva, oranžinė, arba kokia jūs įsivaizduojate yra energija. Taip, jeigu įjungi, jeigu charge va šitas jungiklis paspaustas, taip, tada sukasi generatorius ir kyla lygis. Lygis pakyla, taip, ir tada jau galim paleisti ventiliatorių. Tai reiktų run motor paspausti, tada pradeda suktis ventiliatorius, o energija mažėja čia, taip. Tai reiškia, mes pakraunam, tada šitą jungiklį arba rankiniu būdu išjungiam, arba skripte parašykite, kad išsijungia tas jungiklis pats savaime, taip. Ir tada galim paspausti run motor ir tikrinam sąlygą. Jeigu paspaustas run motor jungiklis ir energija yra didesnė už nulį, energijos kintamasis,
Jei po tas kintamasis koks nors L level lygis, ne, tarkim, tai būtų kas? Fill object. Efektas būtų %fill. Iš tikrųjų, %fill tas lygis. Taip, tada užpildot. Nu ir viskas, tada kol yra energijos ir jungiklis run motor paspaustas įjungtas, tol ventiliatorius sukasi. Jeigu energija pasibaigė, jau nukrito tas lygis, tai tada turi ventiliatorius sustot. Nu, labai paprastai viskas. Tai irgi biškai yra ką veikti, viską nusipiešt, padaryt, nufilmuot. Tai lauksiu jūsų darbų, ataskaitų, kaip kas veikia, nufilmuokite ir žiūrėsime. Sėkmės.